Na ką, turbūt ne nuo čia reikėtų pradėti filmuoti, bet ką, pirmas mūsų taškas yra Katedros aikštė. Didžiausias fainumas man, kad yra nealkoholinio vyno pa šitą nykštuką. Nu bet kokio skanumo. Pažiūrėkit, kaip gražiai pasipuošęs Narutis viešbutis. Va čia tai jo. Kiek girdėjau, bijau primeluot, bet man atrodo, kad Ruškevičiaus puoštai yra. Viduramžiais įsigalėjus krikščionybei bebrai buvo laikomi žuvimis, nes jie veisėsi, pažiūrėkit, kai nušalus esu. Smagu, kai parduotuvės, viešbučiai, kavinės šitiek investuoja į šitą grožį. Sveiki gyvi, aš su savo kalėdiniu vaibu kviečiu jūs vykti į Vilnių pasižiūrėti kalėdinio Vilniaus. Kadangi mūsų rojukėlis liko vienas, Vanilis jau nebėra tarp mūsų, vežam rojuką pas Tomuką, kad jis neliūdėtų vienas ir važiuojam į Vilnių. Nu va, atvežėm, priduodam ir keliaujam toliau. Atvažiuosim vakare. Geri dalykai mėgsta būti kopijuojami. Mano vyras pamatė, kaip tam žmogui su ženkliuku padariau buteliuką, kvepaliukų ir jis sako, ir aš tokio noriu, tai pažiūrėkit. Vyras turi komplektėlį. Tai ko ne fainai. Turbūt ne nuo čia reikėtų pradėti filmuoti, bet ką, pirmas mūsų taškas yra Katedros aikštė ir Katedros mugė. Nuostabi Vilniaus eglutė su labai gražiom kalėdinėm melodijom ir mugė kalėdinė. Tikrai nuostabi kalėdinė mugė. Buvom Kaune, tai ten pagrinde vien tik tai maistas, o čia kažkaip tikiuosi, kad bus ne vien tik maistas, bet va, nykštukai prekiauja vafliais, meduoliais, spurgom. O iš tikrųjų pats pačiausias dalykas, ko atvažiavom, tai pažiūrėti visų kalėdinių atributų ir pagrindinės miesto eglės. Didžiausias fainumas man, kad yra nealkoholinio vyno pa šitą nykštuką. Va, pasiėmiau, nes nosis jau pradeda šalti. Skanu, žinokit, skanu. Ateikit pas nykštuką nealkoholinio vyno. O ko ne kalėdos su vynu, bet kokio skanumo. Ne visai panašu į vyną, bet labai kaip gėrimas karštas, tai labai skanus. Ir kaip sakiau, ne tik maistas, ne tik skanumynai, bet ir va kažkokie kalėdiniai dirbiniai, papuošalai. Ir va, kiek visokiausios atributikos, rankų darbas. Čia kaip gražu, pažiūrėkit. Kalėdiniai žaisliukai, kokie faini, kokie gražūs. Labą dieną, prašom. Labą dieną. Labai gražu. Ir čia du kioskeliai ir dar trečias tenai matau. Kokie fantastiniai žaisliukai, kokie, žinot, vaikystės. Labą dieną. Kaip gražu. Nukeliai pasaka. Lendam čia. Čia dar kitokesni. Bet irgi labai gražus. Pažiūrėkit kokie. Ir atėjom į nuostabią Pilies gatvę, kur kiekvienas praktiškai kampas pasipuošęs. Ir žiūrėkit, va, papūgai kokie gražus. Va, kita gatvės pusė vėl. Ir eisim apsižiūrėti visas gražiausias papuoštas vietas. Taip, tai iš tikrųjų kiekvienas dvaras daugiau mažiau pasipuošęs, bet mes šį kartą ieškosim išskirtinai gražių vietų.
Pažiūrėkit, kaip gražiai pasipuošęs Narutis viešbutis. Tokia graži prabangi raudona. Labai, labai, labai. Labai nekreipkite į tą mano raudoną nosį dėmesį, nes iš tikrųjų kažkaip tai vėsu. Pirštinių nepasėmiau, bet noriu parodyti vieną grožį. Pažiūrėkit. Eina savo visą sieną kaip vienas kalėdinis žaisliukas. Labai, labai gražu. Ir čili pica visai neblogai pasipuošus. O, kažkaip per daug. Atgal. Labai gražu. Na, bet čia fantastika. Pacai. Labai, labai pasistengia pacai. O mus gundo į kaip pacų kiemelį, ir einam tada. Aš iš tikrųjų niekada nesu buvusi pacuose. Pasižiūrėsim. Va, pacų vidinis kiemelis. Su tokiu papuošimu. Papuošimas iš tikrųjų paprastesnis negu iš gatvės pusės. Tai ką, atėjom prie Rotušės, prie tos ledo arenos Vilniaus mieste po atviru dangumi. Nu, tikrai visi skersgatviai, žinokit, taip gražiai papuošti. Man labai labai patinka. Aišku, tokie čia ir skersgatviai. Patys geriausi restoranai ir prabangios parduotuvės. Bet labai labai patinka ir ten jau žiūriu, kad kažkas tai labai labai stipriai blizga. Einam į tą švieselių trauką, kaip drugeliai skrendam. Va, žiūrėkit, kiek daug švieselių, aišku, jos tokios rudeninės, spalviškumas, lapai, paukščiai, bet labai labai gražiai šviečia iš toli ir kviečia. Ir tos lempelės, pažiūrėkit į šitą grožį. Va čia tai jo, kiek girdėjau, bijau primeluot, bet čia man atrodo Petruškevičiaus puošta yra. Labai labai gražu. Va, pažiūrėkit, kokie burbulai. Labai, labai, labai. O čia stiklių zona. Irgi labai prabangi eglutė. Šiemet labai madingi tie kaspinai tokie. Visi puošiasi kaspinais. Dar kartą pasižiūrėkim. Eina savo. Tai fainai. Labai labai gražiai. Ir tas gražiai papuoštas pastatas yra Stiklių gatvėje priešais Stiklių viešbutį. Kažkaip tai norisi eiti, kažką tai pasakoti, kažkiek atsukti į save kamerą. Bet praktiškai negaliu, pažiūrėkit, kokia nušalus esu. Labai nušalus, labai šalta ranka, tai čiut jaučiu, nepasėmiau pirštinių, va tai va. Va. Kiekvienas kampas, pažiūrėkit. Va. Nu labai labai gražu. Labai. Tiesiog norėjau parodyti ranką, kaip nušalo. Kaip aš tai pirštinių nepasėmiau visai. Atrodo tik -1 gal, bet taip šalta, tokia drėgmė. Nu, bet pati kalta. Filmuojam toliau. Nu, o mes dabar einam atšildyti tų nutirpusių šalusių rankyčių į lokį. Pam. O, va, dovanėlė durys. Va, kaip čia, lyg dariau. Kaip gražiai. Klaustrofobija, lendam į rūsį. O tu tiek, bet rimtai sako, saugokit galvas, tai čia rimtai mano 1,5 m, tai su galva trankau. Einam. Jėtų, kokiam čia mažyčiam žmonyčiam padaryta buvo. Bet čia būtų tada, arba čia uždaryčiau? Čia arba čia. O ten galima? Gal mums gerai. O ten galima?
kambarį, kiek nelabai. Jūsų rezervacija ar ne? Ne. Gerai, prašau. Gerai. Nu, einam, tą. Visur pasilenkti reikia. Oi, kaip čia privat kambarėlis. Žiūrėkit, koks fainas meniu. Yra medžioklės laimikiai ir iš tikrųjų labai daug yra aprašyta. Tarkim, kad viduramžiais įsigalėjus krikščionybei bebrai buvo laikomi žuvimis, nes jie veisėsi vandenyje ir turėjo uodegą panašiai žuvies. Taip turtingieji galėjo ant savo stalo turėti dar vieną sotų patiekalą pasninko metu. Nu, tokie gudrus, ne tie viduramžių žmonės. Didikai, jo, būtent didikai vietoj žuvies, kad sočiau būtų, jie savo bebrą žuvim vadino. Gerai, aš valgau stirnieną su obuoliais. Atkepintais kažkaip įsivaizdavau, kad bus obuolys, bet čia turbūt džiovinti obuoliukai. Ką tu valgai? Šernieną. Šernieną. Mes kaip bajorai, kokie irgi šernieną, ne? Bet čia kaip skaniai atrodo šamas, ne? Palei kunigaikščius. Skanaus mum. Tai jūs pasižiūrėkit, kai nusišnekėjau, čia grybai, jau nedžiovinti obuoliai, va čia obuoliai. O čia bulvytės, o čia mėsytė, o čia kažkas. Va žiūrėkit, Vilnius kokį turi kalėdinį traukinuką, kuris vežioja per pagrindines gražias Vilniaus vietas. Šiaip tai Vilnius labai pasipuošęs ir jis toks, žinot, jau dabar visiškai europinis miestas. Visiškai visos gatvelės, skersgatviai, senamiestį pripuošti, priruošti ir tu eini ir nieko nesiskiria nuo kitų europinių didelių miestų, sostinių ir visų didmiesčių. Nu ir dabar bandysim nerti į Gedimino prospektą, pasižiūrėsim kaip jis. Bet panašu, kad truputėlį mažiau negu senamiestis pasipuošęs. Tas šviesų šou tai tiesiog pakeri per kalėdas. Einam dar toliau, einam. Ir kas pasakys, kad kalėdos nėra stebuklų metas? Labai gražu. Labai. Smagu, kai parduotuvės, viešbučiai, kavinė šitiek investuoja į šitą grožį. Vienintelio gailiuosi, kad neįsidėjau pirštinių. Nes ranka tai nevaldiška, žinokit, nušalau belę kaip. Bet dabar dar pažiūrėsim vieną. Matau iš toli, kad labai gražiai papuošta vieta. Nu labai gražu, žinokit, noriu pamatyti. Pažiūrėsim ir jau tikriausiai važiuosim link namų. Katpėdėlė. Tokia atrodo iš esmės paprasta katpėdėlė, bet pasižiūrėkit, kaip fantastiškai atrodo. O dievuli, kaip gražu. Kas važiuosit į Vilnių pažiūrėti? Vilniečiai jau turbūt viską matė, džiaugiasi savo miestu, o kas nematė, važiuokit pažiūrėti, kad ir kaip toli būtumėt, verta aplankyti. Tai šio gražaus restorano vaizde noriu atsisveikinti su jumis, noriu padėkoti, kad žiūrėjote ir atsisveikinu neilgam. Gruodžio gale ant kalėdų važiuojame į Vokietiją, į Dresdeną, į Berlyną pasižiūrėti kalėdinės Vokietijos, nes kalėdinė Vokietija yra be galo graži ir tikrai išskirtinė šalis būtent kalėdiniu metu. Tai lauksiu jūsų sugrįžtant,
įkelsiu video, sumontuosiu filmuką iš kalėdinės Vokietijos ir ką jūsų labai prašau. Būtinai palaikinkit mano šitą video, būtinai parašykit komentarus, ar jau matėt kalėdinį Vilnių, dalinkite su draugais, kurie nematė ir negali atvažiuoti iki Vilniaus ir norėtų pamatyti, tai būtinai dalinkite su jais, tai laikinkit, labai laukiu komentarų, be galo, labai laukiu jūsų laikų, labai laukiu jūsų pasidalinimų su draugais ir būtinai subscribinkit, kad pamatytumėt, kada išeis mano naujas filmukas apie kalėdinę Vokietiją, nes kalėdinė Vokietija be galo graži ir manau, kad jums patiks ir iki susimatymų gruodžio gale.